Jo, kaip ir šitą žinau. Čia? jo. Matai, mažiau reikia tvarkyti šitą sieną, kaip jinai tokia. Jo. Voratinklių šio stiliaus detalė. Va, irgi jos sienos nudaužytos, nubalotos. Čia kas per batukį. Čia normalu? Fu! Aš čia? What the fuck? Palauk, čia gal, aš tikiuosi, kad čia gėlyčių kažkoks paaišymas. Jis remiasi tuo, kad viskas ten surašyta. Ir viskas. Tai nerašyto šūdo, kad tau skambi. Ir tau nereikės tiek apsikrauti. Jis atrodo piktas, nepatenkintas, kad jam skambin. Nusimėkim į tą. Kas čia? Kur? Čia baušpakio aliejus, kas čia? Nu, Pažiūrėk į šitą. Kažkas jau viduj. baig. Sveikučiai, mėly kanalų žiūrovai, draugai, subscriberiai ir nepažįstamieji. Jeigu tik pirmą kartą įsijungėte šitą video, greitai apšviesiu, kas tai per video. Mes šituose video keliaujame į bookingo vietas, blogiausiai įvertintas bookingo vietas ir tikrinam kokybę, kaip atrodo kambarys, ar nuvalytos dulkės, ar silikonai dušuose pakeisti, ar lubos nesupelyja, ar vabalai nekrenta iš patalų. Nu, žodžiu, esmę suprantat, man atrodo. Tai sveiki atvykę į Lietuvos bookingo dugnus. Šiandien esame Kaune ir kviečiu visus paspausti laiką, paspausti prenumeruoti ir palikti po komentarą. Kaipgi mūsų vieta vadinasi? Jinai vadinasi Apartments in Kaunas, taip jau labai jau worldwide vadinasi. Lietuviškai būtų apartamentai Kaune. Nekantrauju apartamentus. Kaip vat nusipiešia apartamentai jums, žiūrovai? Baltos sienos, baldai gražus, švara, toks kvapas namų kažkoks yra padėtas skanus. Aš taip įsivaizduoju tokią vietą. Ši vieta net nėra gerai įvertinta. Kas džiugina mano piniginę asmeninę, tai kad šita vieta kainuoja 40 eurų. O ar 40 eurų mums pakels balą, ar nuleis balą, nežinau, nes vienas iš kriterijų yra kokybės ir kainos santykis. Tai kaina kaip ir gan gera, bet ar kokybę gausim vertą 100 eurų, dar neįsivaizduoju. Taip pat įvertinsime vietą. Kas liečia vietą, vieta tokia keista. Čia mes esame šiaip netoli tos vietos, o aš atrodo laukuose tiesiog stoviu. Neatrodo, tu stovi Nu laukuose. jo, aš stoviu laukuose. Po vietos vertinimo eitų švaros vertinimas. Čia turbūt pats svarbiausias, nes visada norisi ateiti į švarę aplinką, sutvarkytą aplinką, nes aš moku už paslaugą, kurią gaunu. Ten turi būti tvarkinga. Taip pat aptarnavimas. Kas liečia aptarnavimą, gal prasiplėsiu labiau, kai nueisime į vidų, nes aš turėjau tik vieną skambutį, kalbėjau tik keletą minučių su aptarnaujančiu personalu, nes čia bus self-check-inas. Mes patys nueisime, pasimsime raktelius, atsirakinsim, eisim, hihi, haha, įdėsim atgal ir išeisim. Ir vertinsime taip pat komfortą ir patogumus. Tai man atrodo, mes nieko nebelaukime, visas smulkmenas, visas detalės aš jums susakiau, mes tiesiog galime keliauti tiesiai į Apartments in Kaunas. Tokia tai va prieangiai, sofkutė, o čia yra jau kontento kambarys. Aš nežinau kaip tau, bet man tai, pavyzdžiui, tas pianinas čia jaukumo neprideda visai. Jaukumo tai neprideda, bet logikos neprideda jisai. Tai čia ir praėjimas Gal susiaurėja. čia, žinai, kad struktūriškai čia, kad namą išlaikytų, matai, iš išorės. Iš išorės atrodo va taip, kaip čia yra. Ta prasme, tu pažiūrėk į sienas. Nu, bet čia, Voratinkliai ant sienų. Kas čia iš vis? Čia kažkokia autentika kažkokia tipo? Jo, čia tipo jų vaibelis toks, nu, tų vinių labai čia prismaigstyta taip normaliai, bet ką aš žinau. Čia kad lengviau virvę galėtum nusidėti. Matai, mažiau reikia tvarkyti šitą sieną, kad jinai tokia. Jo. Voratinklių šio stiliaus detalė. Va, irgi jos sienos nudaužytos, nubalotos. Čia kas per batukį. Kaip bet čia darai darys. spintą. Mhm. Nu jo, čia toks labai jau... Bet kvapas pintos. Aš matau, va, tai ir norėjau pasakyti labai senovinio vaibų, nes, nu, tarkim, ir lovos rėmas, ne, pažiūrėk koks. Nu, jie tiesiog flipinė iš kažkokio labai seno pastato, va, tokį nuomai kambarius. Gal. Ai, čia viskas. Čia per pusės keltą, ne? Kad va... Tai tu pirmam aukšte, tu ką nori, kad žmonės į tave žiūrėtų? Bet tai turiu omeny, tai kodėl ne per visą tada? Nu, tai kad jie eitų Arba kai tu įsitrauk, nes tipo, na, iš lauko, ar tu dabar krepšininkas, jis galėtų matyti viską. Ne? Jo, bet šitam bute tas, kad yra, kad jis biškiai atrodo tvarkingesnis. Nu, ne, mes negalim sulyginti su Vilniaus tuo butu, bet esmė, kad čia kitos stilistikos. Jo, ta prasme, aš tai ir kol kas bent jau įėjus apsidairius, aš nematau čia labai kažkokios netvarkos, žinai. Nematai netvarkos nykštuko. Tulikas, okei. Biškai įdomiau atrodo. Vaibelis čia.
Nustebino. Užuolata pati kaip prie lango. Ne ta pati, tik toks pat, tokia pati Šitas spalva. prikolas. Ir muilo daugiau. Daugiau negu buvo. Nu, vaikai, aš jums pasieksiu pasakų. Ar ta kambarį buvo pianinas? Tai lietuviškai yra. Ne, bet perskaityk angliškai. Don't smoke in apartments. Don't walking inside with shoes. Jo, aš Don't esu- walking. What the fuck is don't walking? Aš to ir norėjau. Don't move furniture. Ką slepia, kažkai? Po pianinu? Po Arba po pianinu? lovą? Ne, tai tu supranti, kas yra, kad Arba už spintų? seni tie žiauriai balsai, jeigu pradėsi stumdyti, tai jie subirės. Kas yra cleaning fee? Cleaning fee, ane? Tvarkos mokestis. No. 10 eurų. Is not included, so please the common order clean dishes and sweeps in one place, bedding and towels in one place. Kaip supranti tu šitą taisyklę? Kad išeinant susitvarkyti turėsim ir palikti rankšluosčius ir patalynę į vieną vietą sudėję. Nu, kaip viešbutį, kai tu nori, kad tau sutvarkytų kambarį, tarkim, ten meti. O tai kur man tą 10 eurų dar reikės mokėti? Jeigu iš to nepadarysi, tai turbūt reikės mokėti. Bet lietuviškam parašyta kilus klausimams numeris. Mes vadovausimės lietuviškom taisyklėm. Mes lietuviai. Nes lietuviškos abišiai kitaip parašyta. Plaukų džiovintuvo ir lygintuvo tai rautis asmeniškai. Angliškam taip nebuvo. Neduodau seniečiam. Ne. Draudžiami svečiai, lankytojai, pre and after party. Čia huiznai, kad lietuvių kalboje čia visi šitie dalykai parašyti. Tvarkos mokėsi 10 eurų. That's it. Šitaip taisykliai skamba. Ir tada apartamentai netaiko tvarkymo mokesčio, todėl prašom palaikyti bendrą tvarką. Bet Tai palauk, tai netaiko mokesčio, ar taiko? Aš nesu, jau dabar irgi pasimečiau. don't forget. City tax fee 1 euro per person per night. Bet čia angliškai parašyta. Aha. Tai čia užsieniečiam? Prie tos pačios temos čia. Kadangi čia parašyta, kad 10 eurų tvarkos mokestis, miesto mokestis euras, o kas parašyta? Primename, kad miesto mokestis yra privalomas ir turi būti paliktas ant stalo. Grynais. 2 eurai žmogui už parą. Jei pamirštama jį sumokėti, bus taikomas papildomas administracinis mokestis 20 eurų už naktį. Kaip čia susigaudyti? Tai dabar gaunasi, kad jau net nebe euras žmogui, o 2 eurai. Ne, iš viso tau 2 eurai parašyta, ne? 2 eurai žmogui už parą. What the fuck? Parašyta 2 eurai žmogui už parą, turi būti paliktas ant stalo. Čia tai absurdas iš viso. Čia parašyta, kad euras palikta, čia kažkoks tvarkos mokestis parašytas, apie kurį nebuvo parašyta. Tai aš dar, kaip suprantu, aš turėsiu palikti 4 jabanus eurus. Tai dar gal ir 10 tvarko. Tai aš jau nebesu. Jo, realiai tu čia džiaugiaisi dėl kem eurų, bet tu čia dvigubai sumokėsi tuoj, kai tau pripaišys mokesčių. Jau galima sakyti, kad kaina yra 44 eurai. Nu, kaip minimum. Jo, nebent dar reikės dar 10 eurų, tai bus PM4. Tai kol kas skaičiuokime kem 4 eurus. O dabar, man atrodo, įsipakokime savo šviesą, nes šitam su kaip šikno iš tikrųjų yra. Jo. Tokia prietema, kad baisu. Aš neįsivaizduoju, kaip čia reikės būti, kai čia sutems, nes dar šviesų laukia. O jau šiknos. Aš matau, tu jau supykai dėl tų 4 eurų. Jau šiknos atspalvė kažkokia matosi. Tai žodžiu, įsijungiam savo šviesą ir einam, pažiūrėsim, ką žmonės apie šitą vietą, man atrodo, masto. Po to eisim lygint, man atrodo, nuotraukas. Tikrinsim, jo, ar komentarai atspindi realybę. Ir čia sulankstyta, nėra Jo. tiesi. Šitas, čia iš vis Aš matau, nelūžtų, žinai, aš kad- atsisėšiau. Aš matau, kad kažkas jau prie party ir after party darė vis dėlto. Aš tą kėdę nufotkysiu. Pagal šitą Jeigu kėdę. sakys, kam sulaužyt kėdę? Jo, gali būti. Aš Gal turiu va irgi su laiko juostą nufotkinės. Tai dabar, kadangi atsidariau atsiliepimus, tai galiu pasakyti tikslų įvertinimą, nes aš pirmai laukia, kai intro pradžioje spėliau, ar tai 6, ar tai ten 7, ar kažkas, bet kad susidarytumėt bendrą vaizdą, yra palikta beveik 1000 atsiliepimų ir jie sudaro 6,1. Bet tai tiek daug, ko juk tu savo? Ir labai žemas įvertinimas, kaip iš tiek. Daug atsiliepimų. Net nežinau, nu tikrai neaukštas, kai 10 baliai sistemui, bet žiauriai daug žmonių apsistoja. Bet švara, komfortas, patogumai, vieta, personalas, kainos ir kokybės santykis. Viskas raudonai dega ir viskas žemyn. Visi šitie kriterijai žemyn. Nemokamas belaidis internetas vienintelis, kuris ant mėlynos skalės dar stovi. Tai tipo Wi-Fi kinda good. Gerai, tai pirmas komentaras būtų. Pagalvės buvo be užvalkalų, šeimininkas į tai net nereaguoja. Ar jos tikrai buvo be užvalkalų? Patikrinsim. Aš žinok, aš noriu susidaryti bendresnį įspūdį, nežinai, kas man vat įdomu.
Nu, tipo, atvarėm įprastai vertintą vietą ir panašiai, bet man kol kas, blogiausias įspūdis, sienos nudaužytos ir netvarkingos, nes tikrai daužytos daug kur ir... Ir sakė, dėl lūžus. Jo, tipo, bet tokie Išmeskit visi, čia inventorius pras. minimalūs dalykai, žinai, nėra, kad atrodo, čia man labai blogas įspūdis iš karto, ar kad, pavyzdžiui, kai ėjom į praeitą butą Vilniuje, ne, nublemba iš karto ten tas stalas, viskas iškart betvarkiai matėsi. Čia taip nėra, negali sakyti, nėra daug dulkių kažkokio ar dar ko, žinai. Nu, mes nematom dabar, žinau. Tai tar sakau, Nes prietė mažiauri. Aš norėčiau, kad duotum susidaryti iš žmonių, žinai, atsiliepimų bendrą įspūdį ir va tada grinai, kas užstriks, galvoji, kad, ai, va, jo, šitą reikia patikrinti, tada apsitikrinti, ką tu galvoji. Okay. Gerai, man tinka, bet esmė, kad, sakau, mes dulkių nematom dėl to ir purvų. Nes šiaip tamsu tai kaip šiknoj čia. Iš tikrųjų, aš nemeluoju. Mūsų šviesa šitą dar gelbėja kažkiek, bet čia geriausia šviesa yra prie durų, kur tik įėjus, ten vienintelė vieta, kur tikrai šviesa, aš dabar žiūriu, ten gan gerai šviečia. Nu, normaliai lempa. Visa kita, nu čia trūksta šviesos, tas liustras iš viso nieko padaryta. Na čia akivaizdu, kad jie bandė tokį vaibelį išlaikyti po, žinai, senovinį mūdį ar kažkas tokio, bet žiauriai tamsu eina šiek net nejauku. Absoliuti katastrofa, o ne apgyvendinimas. Atvykus pasitiko ekstremalus netvarkos lygis. Dulkės kaupėsi tiek, kad galim. Nežinau, ką galim. Neįsivaizduoju, ką čia galim, bet esmė, kad kaupės žiauriai dulkės ir čia komentaras rašytas prieš savaitę. Blemba, tikrai nesakyk, taip nėra, įėjus, kad čia dulkių kamuoliai. Nepamiršk, kad gali būti net tas pats kambarys. Mes skaitom ne kambarių, žinai, atsiliepimus, o visų apartamentų. Šitų apartamentų 6 yra ar 8. Apartamentai. Nešvara ir smarbiai. Kvapo. Aš tau pasakysiu, kad nėra, kad aš užruošiau iš vis kažkokio, apart spinto tai smirda, žiauriai. O visa kita iš vis atrodo nėra kvapo. Išvėdinta, žinau. Man tai kvapas, kad išvėdinta patalpa ir tiek. Nėra iš vis jokio. Nėra. Absoliučiai. O dėl nešvaros dar kol kas negalim nei paantryti, nei paneigti, nei sutikti, nei paprieštarauti, nes atrodo pakankamai tvarkinga kol kas. Ateisim kampus matys. Detaliau reikės apeit, jau. Bandėme susisiekti su savininkė, bet nesulaukėme dėžutės kodo ir teko miegoti tritaškis mašinoje. Mokėjimas negrąžinamas. Tikrai niekam nelinkėtume tokios viešnagiais. Eik tu savo. Okay. Bet tai kokie britkų... Aš ta prasme gerai, aš biškiai suprantu dėl, tarkim, iš tos pusės, kad negrąžina, tarkim, suprantu, nenuomotoje, nes tipo blemba tavo bėdos, kad neradai, aš jau šitos vietos niekam kitam neišnuomosiu, nes tipo galėčiau sakyti žmogaus pusės, tai aš nepanaudojau kambario, tau neįtvarkyti, nieko nereikia, žinai. Bet iš kitos pusės, tai jeigu bandai susisiekti, man privalai padėti, tuo labiau yra nurodytas numeris, netgi taisyklės ir panašiai, ne visur, tipo kreipkitės, jeigu yra klausimų. O jis neįėjo į vidų, tai kaip jam tas taisyklės pasakyti? Bet ką turiu omeny, kad tipo, tai numeris jaučiu tas pats, kaip pasisakant. Jo, ko ne. Tai va, tai esmė, kad tai žmogus turėjo tą numerį ir tai bandė susisiekti ir tipo neatrašo, tai... Jo, bet tai taisyklės įrašyti, jeigu mes neatsiliepėm iš karto, tai bandykit po valandos. Tokį jie nesusirašė. Tai reiškia, jie ne visada atsiliepia. Tai šitam žmogui tiesiog iš vis neatsiliepia. Bet čia jau nenormalu, jo, tipo, jeigu, aš negaliu... Čia aptarnavimas krenta, aš kart. Taip. Čia žiauru. Realiai baisu. Jei nori tvorų ir visokių kitų gyvių, tai čia ideali vieta tam. Namas senas, viskas girdisi kiaurai. Įvažiuoti į kiemą sudėtinga, tad automobilį teko palikti prie žiedų. Atvykus teko ieškotis kitos vietos atostogoms, nes tiesiog net nesinorėjau būtent. Vorai virš lovos, prie jos voratinkliai ir taip toliau. Rinkčiausi nakvoti automobilį geriau nei čia. Esmė, kad jo vietos šalbai mažai ir dėl to buvo parašyta, kad reikia galite statytis prie žiedo, kuris yra šalia. Čia realiai 100 koks metrų kito žiedo, bet ten ir ženklas taksi. Tai tipo toks, kaip ir tu gali pasistatyti, bet ar negausi baudos už tai, kad tu nes taksi? Toks... Turėtum, tai ten takso aikštelė, jo, ten bauda iš karto. Ten yra parkavimo vieta, tai čia su parkingu tai iš vis nėra tokio dalyko kaip parkingas realiai. Nes čia į kiemą įvažiuoja siaura mašinytė ir net kažkaip apie kiemą nebuvo pasakyta, kad galimybė yra. Jo, kad ir galimybė, kažkaip tai vos nebuvo įvardyta. Tai realiai net ir mes, kaip intro ten pradėjom, ten kažkokiuose laukuose, tai mes belia kur tą mašiną numetėm, tai net ir nežinia ar galima. Nepatiko, nerekomenduojam. Šeimininkai įkelia pastato išorę ir dažais nutepliotas grindis, komodas ir net arbatos puodelius. Ir be to telefoną lai pasikrauna, nes žmogus lauke turi stovėti. Antras atsiliepimas, kad telefonas nekelia į telefoną. Nebendraujantis kažkokie. Ir kad jo pastato išorė tai tragedija iš tikrųjų. Labai. Jau senoviškai atrodo. 50 tokia. Mes kai link čia įėjom, tai aš maniau tų prikolinių, kad čia mes į būtent šitą pastatą eisim. Šiaip tikrai atrodo tragiškai. Karo laikų, žinai. Taip, labai blogai. O kas liečia indus, dar eisim patikrinti. Iš išorės atrodo kaip lūšnynas. Susisiekti beveik neįmanoma. Nesąmoningos taisyklės, nevalų kambarių. Jo, ir žinai, kas dar su taisyklėm?
yra taisyklės ir yra grasinimai. Tipo, Jo. man biškai juokinga, kad tos taisyklės skamba kaip grasinimai. Nedarot jūs šio balių, nesivedat svečių prie parčių, after parčių ir jei neįsivalot patys, tai gausit baudą. Ką? Na, čia pizdako išrašo, dar ir su klaidom prirašė, tai įsiverskit normaliai bent jau. Da. Ir tipo, būtent, ir žinai, toks į kokią padėtį pastato, tai tu kainą iš karto, užsidėk iš karto dar 10 eurų. Ir neužsirašyk tada kažkokių išgalvotų durnų taisyklių. Nu tai va būtent, tipo, užsidėk kainą, kokią tu nori su tuo tvarkymu ir viską, žinai, absurdas. Tai va. Gal dar vieną paskaitom, nes iš esmės visi panašus. Netvarkinga, išorį hujova, susisiek neįmanoma. Čia 3 kriterijai realiai. Paskutinį išranku labai ilgą. Perspėjau. Labai nuvylė. Mes atvažiavome su kompanija, buvo iš karto pasakyta, kad negalima būriuotis ir eiti pas vieni kitus į kambarius. Su tuo viskas gerai. Nes mes realiai tik dėl nakvynės atvažiavom. Bet prieš 2 savaitės parašiau patikslinti, kokie kambariai ir kaip apgyvendinti, nes pasirodė nelabai aišku. Man buvo atrašyta, kad bus apartamentai skirti gyventi po 2 asmenys. Važiuojant jau į nakvynės vietą paskambino, jau atsirado vienas 4-vietis kambarys. Paskui buvo bandyta kalbėtis, kad gal galima kažkaip spręsti situaciją, gauti dar kambarį, nes tas 4-vietis realiai toks pats kaip 2-viečiai, tik kad sofa įsiskleidžia, o juk kalbos apie 4-vietį kambarį net nebuvo. Nebūtų jokių nesklandumų, jeigu iš karto būtų komunikuota, kad bus 4-vietis kambarys. Nes kaip užsakai draugams ir pasakai, kad bus taip, o atvažiuoji ir randi visai kitaip, tai yra labai nesmagu. Ir dar kaip gražiai pasikreipi, kad kodėl taip atsitiko, gaunu paaiškinimą, viską turėtų matyti bookingė. Tad jeigu buvo asmeniškai parašyta ir paklausta, o atsakyta, kad visi 2-viečiai, tai kaip galėjo atsirasti 4-vietis kambarys? Personalo komunikacija labai nuvylė. Galiausiai pasakė, kreipkitės į bookingą. Bet jau tiek to neputėm tragedijos. Juokingiausia, kad dar kai tik atvažiavom, kadangi kompanija 9 asmenys, turėjom pasiskirstyti kambarius ir nuspręsti, kas miegos bendrame kambaryje, kurio net neturėjo būti. Gaunu skambutį su įspėjimu, kad nevaikščioti per kambarius. Tada gerai, tiesiog susiruošėm ir išvykom, kad negadintų nuotaikos daugiau. Ir ryte gavom vyšnaitę ant torto. Išvykimas parašyta iki 11 valandos. Mes taip ir susiruošėm išeiti 10:55. Paskambina man draugai, kad pas juos 10:35 valytoja atėjo tvarkyti kambarių ir jau maišus šiukšlių į kambarį atsinešė. Nu tai gerai, gal tada galima paprašyti, kad išeitumėt 10 valandą. Bet taip, gal nederėtų elgtis. Labai nuvylė. Nes norisi aiškumo, mes net būtumėm sumokėję už papildomą kambarį, bet kaip tokia komunikacija, tai yra baisu. Aš šoke. Jo, čia aptarnavimas tai nuvilintis. Aš galiu pasakyti, kad va čia tiem nuomotojam tai pasisekė, kad čia buvo mandagų žmonės. Nes čia tokį skandalą buvo galima iškelti už tokias nesąmonės. Jo, bookingas turės grąžinti pinigus. Čia what the fuck? Ta prasme... Aš guliu ir pas mane valyto ateinu. Čia taip, va būtent, čia man baisiausia gal dalis, čia žinai dar su tais kambariais, susiskirstymais, kas irgi yra šūdas ir nesąmonė, tipo, blemba, tu man parašai, bus 2-viečiai kambariai, atvažiuoju 1 4-vietis, tu galiukauji. Nu. Dar biškai vienas dalykas man įdomus. Sakė, jie atvarė ir tipo, jau pasižiūrėti per kambarius, kas su kuo, kaip miegos. Ir jiem paskambino, kad nevaikščiokit per kambarius, tai jūs per kamerą stebėjo, ar kaip čia? Nežinau. Biškai... Gal laukia ir kameros, nes jeigu čia 2 kameros, tai wow. Laukia tai yra kameros, yra parašyta viskas. Ai, nu tai va, tai laukia ir matė, kaip eina aš mirinė laukia. Bet tai čia normalu, pas tave atvarė svečiai ir tu žiūri per kamerą. Nu. What the fuck, čia nenormalu. Čia žiauru. Dabar pridėsiu dar aš iš savo patirties apie tą aptarnavimą iš tikrųjų. Nes buvo taisyklėse parašyta, kad norint gauti durų kodą, reikia paskambinti. Ir po skambučio ten tą kodą tu gauni ir panašiai, ar ten valanda iki atvykimų, kažkaip žodžiu perspėj. Ai, paskambykite valandą iki atvykimo, nes kitu atveju gali kambarį paruošti tik tais ant 6. O šiaip tipo įsikūrimas nuo 3, bet jeigu tu nepaskambini ten iki tų 3, žinai, tai tada gali užtrukti ir iki 6. Turi paskambyti. Nu, gal sutarė kažkokius laikus sutvarkymo. Nežinau, bet žodžiu. Esmė toje, kad aš taip ir padariau. Aš paskambinu valandą iki atvažiavimo, nes mes galvojam, nuo 3 leidžia, tai 3 važiuosim, 2 valandą paskambinu aš. Atsiliepia, aliu. Nei sveiki, nei klausau, nei kažkaip mandagiau, aliu. Vyras ar moteris? Vyras. Sakau, sveiki, sakau, čia skambinu, sakau, dėl bookingo, tipo, atvažiuosime pas jūs, sakau, nuo 3, kaip ir parašyta pas jūs, tipo, taisyklėse, norėjau perspėti, kad, tipo, atvažiuojam, viskas gerai, ant 3, ar iš jūsų pusėje viskas gerai, ar jau sutvarkyta, ar galim atvažiuoti. Ir sakau, dėl raktų kodo, sakau, skambinu, nes neparodytas joks raktų kodas, nes mačiau, kad self-checkinas.
Tai pradėkim gal nuo vardo. Ai. Pasakiau vardą. Tyla. Visiška tyla, tai gal ieškot bazį. Tyla, laukiu. Kokia 30 sekundžių tyla. Ir tada. Nu, tai matau, kad atvažiuojat, nu, tų 3, nu, tai viskas gerai, nu. Sakau, tai aš kodo neturiu raktų. Nu, tai turėsit. Sakau, tai neturiu. Tai bookingą skaityt? Sakau, skaičiau. Nu, tai blogai skaitai. What the fuck? Aš galvoju, kaip supras blogai skaičiau, aš viską ten nuožmiai perskaičiau. Jo. Labai ilgai žinutė buvo. Ir sakau, aš net, mačiau vaizdo įrašas prikabintas, kaip tipo naudotis tą spynelę, žinai. Sakau, aš ir video mačiau, bet sakau, kodėl tai nėra. Nu, tai, sako, dar kartą nueikit paskaityti. Sakau, nu, supratau, sakau, tipo, geros dienos. Pip. Įeinu į bookingą, žiūriu, tipo, refreshinasi bookingas. Įkrenta žinutė į kodą. Po mano skambučių. Tik tada įkrito. Nu, tipo, nu jo, parašyta, kad gausit kodą po skambučio, nu tai okei, nu tu tam ir paskambinai. Jo, bet tai tu nesakai, kad jau buvo, blogai skaitai. Jis iš vis sakė man, kad žinai kaip yra, kad viskas bookingo taisyklės bent skaityt, jis remiasi tuo, kad viskas ten surašyta. Ir viskas, tai nerašyto šūdo, kad tau skambi. Ir tau nereikės tiek apsikrauti, jis atrodo piktas, nepatenkintas, kad jam skambina. Bet jie parašė apskambinkit. Kad atvažiuoja pas jį į jo sušiktą verslą. Jo, ir jam pinigus moka. What the fuck? Aš pats žinau, pasimetęs esu, tai aš Koks iškart sakau, šlykštus aptarnavimui, personalui, ši laida gaus 0. Aš iškart sakau. Ir susidariau nuomonę iš kitų komentarų ir savo asmeniniai susidariau. Jo. Čia bus visiškas 0. Einam tikrim fatalinę su šito daikčiuku. Ačiū, Hebra, kad komentavot, kad reikia UV lighto mums. Turime UV lightą. Ir ko neturim? Pirštinių. Pamiršau pirštinės. Nebematote manęs. Mato švieselę? Jo, švieselė gerai matosi. Rodyk, ką turim. Gerai, tai pagalvės. Iš pradžių ir pagalvė atrodo, kad švari. Gražiai naujai vilkta. Ir pizdu pavosysiu. Nu, nežinau, kokio čia higienos priemonių laikomasi, bet tai kvapas bent būt kažkoks kanus, nėra kvapų. Tai bent jau nesmirda. O žinai ką, išvilk iš apvilkimų, čia svarbiau. Kas čia? What the fuck? Palauk, čia gal, aš tikiuosi, kad čia gėlyčių kažkoks paaišymas. Kokių čia gėlyčių paaišymas? Baigtų juokus. Atitrauk šviesą. Bijau! Atitrauk šviesą. Nereik šviesos. Čia nėra gėlyčių paaišymas. Aš noriu, kad patikrintume normalioj šviesoje. Čia kraujas. Aš netikiu. Nešimės ją į saloną. Išgazdintų, man sako, atitrauk šviesą. Kaip aš tau atitrauksiu šviesą? Langus. Ai, tiksliai. Nu čia švaru, gerai. Nu bet tai žinai, čia nauji užvilkimai, akivaizdu, kad jie skalbti. O, vyrai. Numyžiota? Nusimėk mytą. Pažiūrėk, kokio dydžio plėtmas. Aš tai matau, bet tai čia primyštot, ne? Nu, bet ta prasme rimtai. Pažiūrėk, kiek čia. Čia numyštas čiužinys, literaliai. Čia myžalai. Tu matai, ko šį per dėmės? Aš nežinau, bet tai čia įsivaizduok viduj, tai turi įpeliesis. Būt čiužinio, tai tu neįskalbsi. Jo, kokio senumo. Tu pažiūrėk. Tu velnio. Nu, jasna. Lova aiški. Lova aiški. Va tau ir pirmas įspūdis atrodė, žinai, nuvalyti. Tai aš matausi, tipo? Nu, biškai mataisi. Nuvalyti ne kampai užti centras atrodė visur. Jo, dulkių tikrai nėra, va, nu, tipo, ant pagrindinių paviršių. Nu, bet, sorry, patikrinam giliau ir va tai va. Tebūnie šviesa. Nes tai va, urvinas, geltonas. Jo, bet taip, plika akim, taip va normaliai, nu, nėra, kad labai matai. Nu, ką žinau, sakyčiau, nu jo, gal biškai paterlintas. O jau ta šviesa kaip matosi, kad jis visas primyštas. Parodyk, kad čia tas kraujas yra, ar kas čia? Žiūrėk, irgi net, nematyti. Nu, čia yra kažkokios dėmės. Čia tikrai netoks dizainas, va kažčiava. Išvilk normaliai, nežinau, aš jos ne, o tai kas ją apvilks, aš be pirštinių, aš jos tikrai nevilksiu atgal. Pizdu, aš pasiaukosiu, aš noriu pažiūrėti. Tiksliau, užvilksiu. O, vyrai. Čia kraujas. Čia ne gėlyčių. Čia kraujas. Dėmės. Čia tikrai kraujas. Va, iš čia matau, akivaizdžiai sudžiūvęs kraujas ant pagalvės. Nu, fainai. Tu durnas? Čia normalu, tipo, verslą daryti ir va, tipo, nuomot su kažkokio žmogaus krauju. Ir tu, nežinodamas,
guli ant tos užvilktos pagalbės, kad po tau galva ir kažkieno kraujo dėmės. Jo. Aš tas Bet kalbu, žinai, tas kas pieninas juokinga? jaukumo nedadeda. Žinai, kas juokinga? Čia, va, pavyzdžiui, kraujas, bet va šita dėmė... Ai, nu gal kaip aš vėti gal ir kraujas, nes šiaip tai jinai tiesiog nutrist, atrodo. Bet čia, kad čia va kraujo Braižiai. lašai štėdu, aš tau prisiekiu. Ne, tai akivaizdu jau čia koks tau, kas čia kito gali būti. Davai ir kitą pažiūrim, nu tai ką jau. Aš spėjau, kad žiūrėk, dešinys kambariokas, ne, kairys, ten kairys guli. Kairys gavo pizdę, o šitas tik vad nulašėjo nuo kumščio, va, tik vienas lašiukas kraujo. Ne, čia. Šitai nieko. Ne, tai ten yra lašiukas kraujo irgi, va. Ten ne kraujas, ten kažkas kito. Va, kraujo lašiukas, tai Nu, ar tu nežinau, mane žinau. durna laikai, va. Nežinau. Bet geltona, tai net ne balta. Ne, tai kad jinai baisi, tai baisi, nu, bet čia kraujy esmė. Voras va. Palaparu. Nežinau, matysis. Kažkas rašė, labai skundėsi. Ir čia tie ilga kojai. O, brolužis. Mhm. Nu jo, va tas ir yra. Pavyzdžiui, žiūrėkit, palangė net blizga, nei dulkelės, viskas, bet tiesiog va centras tipo praeitas, ne, aš matau, kad blizga. Centras praeitas, paviršutiniai paviršiai nuvalyti, o vat kampai visi vat jau ir palikti baisus. Varom pažiūrėti induzną. O. Prilipęs buvo. Aik. Žiūrėk, kas čia? Kas čia? Kur? Čia baušpakio aliejus, kas čia? Jo, kažkas man užpakiau, ką valgiau vakarieniai, nu. Nu, kai tokią vietą namuojasi, tai ką tu galvoji, sušius valgys? Bet tu pažiūrėk į puodelį. Kodėl? Purvinas, vidus. Ai, čia net šviet nereikės visas. Visas purvinas, neplautas. Tai va tau, va jie ir prašė, mes kambarių. Ir aš 30 eurų mokėtų už tą. Nu. Nes pažiūrėk į šitą. Kažkas jau viduj. Baig. Neis gal tik sunku. Indai. Išgąstas. Šikt. Aš galvoju, žinai, koks vorai. Ne, bet purvinas tai baisiai visas. Neplauti puodeliai, nu. Prikepė jau, neplauti jau. Ne, nu, bet čia šitas aliejus. Tu juokauji. Nu, čia nei 2, nei 10. Išmeskit O gal- aliejų. O gal, žinai, prireiks tau, pavyzdžiui, prie tavo bamšpakiuko. Nu, nemanau, išmeskit jūs. Ir žinai, kas yra, va, pavyzdžiui, va šitie dalykai, nu jo, gali sakyti, nu, bet tai čia indai, o ne kambarys. Nu, ne, bet čia Ne, eina aš prie moku už patogumų. paslaugą. Aš Taip. moku už paslaugą. Čia eina prie patogumų. Jeigu jūs paliekat citrinus, tai geriau iš vis nepalikit. Čia nieko. Nieko. Kava, O žiūrėk, arbata. kava arbata, nu tai jau pliusas. Bet čia dulkių tai daug. Nevalyta iš tikrųjų, žinau. Plekakiam tam nesimato, bet čia kaip praeini, Tai tai... aš tą ir noriu, Atrodo net apspjaudyta. tą ir norėjau pasakyti. Viršutiniai paviršiai, kas ant akių nuvalyta puikiai, o vat jau eini biškai giliau ir labas rytas. Jo, dujiniai. Veikia? Dujas leidžia. O, nice. O, šitas Viena veikia. Šitą neveikia. Jei dujas apsistosit, leidžia. žinokit, kad iš to dujų prisileisi. Nu, mikrobangis bent vidus. O, žiūrėk, švarutėlį. Tipo. Ne, švari mikrobangi nesakyk. Tipo yra, va, tokių vaško kažkokių gabalų, va, čia va gabaliuks, ten atmatukiai yra, biški. Ne, man Švari. tai vietovo Pakankamai švari, bet, Jo. tipo, žinai. O tai čia kas per bardelis padarytas. Nu ką, žinau, valymų priemonės. Čia valytojus. Aš tau čia va rodžiau, o tu net nematai. Čia vidus tai bilė, bet tu pažiūrėk į dažės. Palauk. Blemba, kaip per kamerą netaip atrodo, tu juokauji. Ką reiškia Bet čia- ne- bet Pala. tai- Nu, bet realiai. Čia gal baisiau. trūksta dar daugiau, va. Ką Jo, reiškia, jo, ne taip va. atrodo. Nu, bet čia ir gal, čia tie patys kraujai gal kur nuo pagalvės. Čia smurtauta buvo? Aš manau, kad čia arba buvo smurtauta, arba čia nu, iš to bomšpakio vienas alijukas, va tai va visur pravarytas. Vienas iš dviejų. Ne, ten bus kraujas. Ne, ten tai kraujas akivaizdžiai. O įrankiai. O, jo pagyvenę, pažiūrėk. Čia juoda šakutė turėjo būti kažkada. Pažiūrėk į šaukštukus, matai kokio purvinumo. Apspjaudyti. Opa. Nežinau, ar matysis, bet, pažiūrėk, O. ženklutis, pažiūrėk. Lauk. Čia normalu. Fu. Ko šia kirptojom? Pažiūrėk, vyno kamštis paliktas. čia tai prikolas. Čia. Prikols. Čia prikolas, bet tai palauk, kas tom žirklutėm negerų įvykė. Purvina. Aš nenoriu dar čia verta žiūrėti kažką. Aš nusivylęs esu. Šiaip jo tvarka, nu jau aiški irgi. Nusivylęs esu stipriai. Man atrodo, einam sulyginsim su nuotraukom bookingo, ne? Yra įkelta nuotraukų, ne žmonių? Mhm. Davai, aš noriu palyginimą padaryti. Važiuojam. Gerai, važiuojam. Dabar matot nuotrauką ant ekrano. Ir dabar matote mane kambaryje. Tai kas pakitę yra? Tai iš tikrųjų net pats noriu pasižiūrėti dabar greitai. Liustre dega visos lempos nuotraukoje. Ai, iš tikrųjų, o tai va, ko čia taip tamsu, kad čia pusė tik dega. Ir šiaip čia kaip čia jūs dega, čia nesiskel kaip degimas.
Šylimas. Tada nuotraukoje nėra nei kilimo, nei stalo. Čia yra. Čia yra ir kilimas, ir stalas. Taip pat nuotraukoje, atrodo gražiau. Ne, šiaip tai atrodo labai panašiai, čia žinai, kas yra pagrindinis skirtumas, aš net bandau lempą atsuk. Sienos čia nupurkštos jo. Pavargė jau. Aišku, per kamerą taip nematyt, blemba, nervuoja. Gyva akim tai čia žiauriai, tu vien kur tu stovi, žiūrėk, ta siena visa tinkas ant krašto, ant kampo, pačio kampo įmų. Nu, tai vis. Matai? Taip, nu, vis. Kaip ėja. Sienos tai labai pavargė. Labai baisios. Miegamų ir dar įkelta nuotrauka. Davai. Tai varom į miegamą. Okay. Kad šita nuotrauka būtų idealiai padaryta, tu turėtum būti visiškai kampesi. Namų kampo, sienų, Tai nežinau. gal čia Tai spintai nebuvo spintos. nebuvo spintos, jo. Čia seniau būdavo, dabar kur tu esi, būdavo tas pakabas vadinamas, Kabykla. žinai, kabykla ta, jo. Tai jinai čia stovėdavo, tada čia kabodavo tokį kažkokį papuošimai, tai va dėl to tos vinys gar yra likę. Tai čia labai daug tų papuošimų turėjo būti, nes vinių tai... Ne, vienas papuošimas. Ir lova nebuvo iš viso žvilgta, baltas čiužnystas, nuvilkta. Pilnumu. Baltas ar irgi numyštas? Pilkas jisai. Nuotrauko pilkas. Ir užuolaidos nublemba, kokios raudonos. Man tai tos užuolaidos dar tokios, jos dulkėtus tik biškutį. Ir žinai, kas būdavo? Būdavo ruletai tokie. Senoviniai tokie. Jo, juos pakeitė po to bėgant laiko ir jį padarė va tokį, pričiūdą. Bet, tipo, nežinau. Viskas žymiai gražiau atrodo nuotraukos, kokio mėlynumo ta siena žydra, žinok. Ta siena, prie kurios su to žydra nuotrauka. Normalu, tai tu darai nuomai nuotraukas, aišku, kad padarai gražiau. Ir plus tu padarai, kai tik įrengi kambarį. Tai jau nenušnerkšta. Taip. Man juokingesnis dalykas, kadangi esam miegamajam ir yra įkelta nuotrauka irgi iš kito miegamojo, kažkurio tai kambario. Aš tiesiog prikabinu ekraną, Gebra, bet čia... Jūs primeskit, atėjai į tą lovą, tai va taip, kaip mato, tai taip ir įlipturi. Taip ir išlipturi netgi. Ne iš šono tu neįlipsi. Eini taip ir eini. Tai kur neįspinto į lovą, aš nesu. Rado kampą, išmatavimus įsimatau, tilps lovą. Dar atliks semas iš šono. Tilps. Ir taip ir padarys tą lovą. Bet va nuotraukoje ant sienų aš jau matau po kairę pusę, kad jinai visa nubraukyta rankom. Ne, tai galėjau nors iškoreguotas nuotraukas. Ne, kas jau čia koreguos. Kas čia tau dirbs. Ir yra tualeto nuotrauka. Įdėta mūsų, bet atrodo, sakyčiau, žinau, tualeto nuotrauka atrodo prašiau nei pats tualetas akim gyvai. Eik tu. Tipo, neatrodo baisiai ta nuotrauka, viskas gerai su ja, bet man atrodo taip nejaukiai. O bet čia vidai majauko. Realiai tulikas gal labiausiai ir patinka šitoj hatoj. Jis modernus toks. Ir netgi klasiškai modernus. Klasiškas jis toks. Klasiškai modernus. O visa kita, tai čia taip, blemba. Gerai, kai viską apžiūrėjom detaliau, nes kai tik atėjom, aš galvoju, blemba, čia nebus ką. Piškai per tvarkinga, tipo, autentiška kažkokia, žinai, yra. Aš galvoju, dar kas. Bet pasirodo, yra. Kažkai, jaučiu, mes čia galim ir pabaigti, ne, prie to pianino. Davai, tu gali savo įvertinimą skelti. Jo, aš... Tai viskas apžiūrėti. Viską, kadangi apžiūrėjau, viską apkalbėjau, tai galim pradėti nuo švaros. Švarai iš to vienetuko duočiau pusę balo, nes nėra man pakankamai tvarkinga ir kraujas. Būčiau nepamatęs kraujo pagalvis, man to balo būt gal nenumušę, žinau. Bet tai yra žiauriai nehigieniška. Ta pagalvė kainuoja sušiktus 8 eurus. Nuvažiuoji, nuperki naują. Jo, tai va tas ir yra, kad tipo, būtent čia būtų viskas okei su ta švara, nes tikrai paviršiai valytis, ko blizga šitos net palangės, čia viskas fainai. Bet kai va jau tu patikrini, tipo, ar čia tikrai yra normaliai higieniškai, kai tu aš čia stoju dabar ir matau šitą nubėgusią visą sieną. Tai sienos tai šiaip baisios, žiauriai baisios. Kas čia padaryta? Čia apspjauta, tros kreplys ir nutekė žemyn. Ai, va dabar jau. Ne, aš tai manau, kad jie valia. Tiesiog čia yra nudažę prastais, nenuplaunamai, tipo neplaunamais dažais, bet jie vis tiek juos plauna. Ir už tai čia tokie bet yra ir vorų, kaip ir sakė, tas atsiliepimas buvo teisingas. Yra vorų. Tai va tas ir yra. Tai aš irgi sakyčiau, tikrai švara nėra jau tokia tragiška ir bloga, kaip Vilniui buvo, kai mes ten varėm. Bet tikrai nėra labai tvarkinga. Bet apie kažkokius atsiliepimus, kad čiužnysgi sumyštas. Bet kad būtų atsiliepimų, kad čia yra kažkokių blakių, blusų, vabalų, tokių kandžių, tai nieko nėra. Nėra atsiliepimus, tai turbūt visi gerai gali. Kažkaip yra keista, nes čiužnys sumyštas, bet okei. Tai yra tiesiog kvapas toksai, žinai, pijoko. Kvapas dėmės pijoko, ten pijokas palikęs atspaudą savo. Ir dar kažkas apjukavė. Wow. Tai gerai, švarą aptarėm, tai dabar pereikime prie komforto ir patogumų. Komfortas, viskas okei man labai.
pakankamai komfortiškai jaučiuosi, 2 kambariai realiai gaunasi, nes šis gali miegot, turim kitą patalpą, kur gali kimariai prie televizoriuko ar kažką, hihi, haha, virtuvytė, tualetas, nu, nežinau, Jo, iš vabalų nėra išplanavimo. lovoj. Nu, tai čia prie švaros, čia ne pričiom, bet iš išplanavimo pusės tai aš irgi pritarčiau. Tikrai labai patogu, nu, tu gauni realiai 2 kambarius, tu gauni normalų vonios kambarį, virtuvę. Nu jo, šitas dalykas tai yra tikrai fainas. Jo, o patogumai, nu, įrankiai nėra švarūs. Ne, įrankiai pavargę. nešvarūs, jie sutrini. Tai, bet tik tiek, kad, nu, Nu, tai žinai, tom žirklėm tai nežinau, su trinumu nepavadinčiau, jos jau sudroštos. nu tai gerai, bet žirklės nėra toks jau svarbus tau įrankis, kad čia jį turėti. Bet kalbant apie šakutės, peiliai, šaukšteliai. Daiktų yra? Tai va, tas ir yra. Gerai, kad jie yra, blogai, kad tipo, aš turėčiau eiti dar persiplaut viską, žinai, kad galėčiau. Nu, bet tarkim, bet jie yra. Viskas šiaip, nu, čia vienetas. Nu, ta prasme, nes viskas yra. Nu taip. Viskas, ko jums reikia, yra. Nu, čia būtų ne vienetas, čia būtų kokius 0,8, bet, nu, pas Nu, mane nėra taip. tokios skalės. Tai labiau link vieneto pusės linksta. Tai va, tai turim švarai. Pusę balo davė, komfortui ir patogumam 1 balą. Tai jau turim 1,5 baliukų. Tai dabar pereikime prie vietos. Infrastruktūriškai pati vieta ar patogi ar ne. Centras yra netoli. Pilis netoli, čia realiai per tą tiltą nuo pilies. Visi žinot Kauno pilį turbūt. Jei nežinot, nu pasigūglikit, kas aš jums. Gidas, geografas, kas aš jums. Nu tikrai ne. Tai vieta patogi, nuo centro gan greit galit pareiti, tik tais, kad čia šurmulys automobiliais, bet čia visur, nes čia miestas. Miesto dalis. Miestą visur girdėjai. Tai ta vieta yra, sakyčiau, žinokit, nu, gera vieta. Aš vietai, žinokit, duočiau vienetą. Labai viskas arti. Viskas patogu, viskas, ko reikia, yra tikrai ir susisiekimas patogus, kaip kiti sakytų. Tai va, nu turim, žiūrėk, jau 2,5. Nu, Jau 2,5. jau Jau neblogai. Mara kažkur jau sėdi pavėsį. Mara pusę balo žemiau Jo, jau. bet ar gaus dar kažkiek šitą vietą? Aš Nes dar- pamenu, žinai ką, aš pamenu, tu Maros aptarnavimui davai balą, cielą. Aha, personalui, ne? Mhm. Ir čia gaus 0. Čia Bet neįmanoma tikrai. gauti. Čia neįmanoma, nu, niekaip. Taip, ką rašė kiti žmonės, kai eina priskambyti ir kokį aš turėjau pokalbį, skambutį, gaila, kad aš neįrašinėjau to skambučio, gailiuosi. Galėjau įrašinėti tiesiog. Ne, gal dažnai ne faina jau skelbti, taip, nu, privataus pokalbio, Nu jo. tik tiek, kad, nu, tarkim, aš tai žinai, nu, tikiu, ką tu pasakoji, nu, sorry. Man ir tikslu įsigalvo šito dalyko pagražyti ar Jo. dar kažką. Aš tiesiog pasakau, kaip aš kalbėjau ir kaip su manim kalbėjau ir tiek. Jo, ir vien komentarai jau daug ką sako, nu, Jo. absurdiškas yra Ja, aptarnavimas. personalas yra labai, nu, nulinis vertės, sakau, čia toks verslininkas nori daryti verslą, tai daryk gerai, arba iš vis nedaryk. Ir kainos ir kokybės santykis. 40 eurukų plus 4 eurukai už miesto mokestį, 10 eurukų už... Jokau, pagal idėją aš mokėjau 40 eurų ir paliksim dar tuos 4 eurus už miesto mokestį, nors mes lietuviai ir nežinau, ar turėtume čia mes mokėti, aš nežinau, kaip tai yra. Hebra, Nu, tai matyt pakomentuokite reikia. komentaruose, ar čia reiktų palikti tuos 4 eurus, ar aš čia durnas, kad palikau tuos 4 eurus. Ir ar man verta būtų ginčytis dėl tų 4 eurų po to per bookingą, kaip čia būtų buvę. Aš nežinau, tai jūs pakomentuokit, bet kainos ir kokybės santykiui aš duodu 0,5 balų, nes jeigu kiem eurų apie tą patį kraują galite parašyti šito epizodo, kiek tai buvo šlykštu ir nežmogiška iš tikrųjų, tai palikti žmonėms. O gal kažkam nieko? Parašykit, gal jums nieko. Nu, jo, gali nieko, nežinau. Ir kaip visada paspausti, prenumeruoti mygtuką. Nes prenumeruota jums nieko nekainuoja, jinai visiškai už dyką, o man tai daug reiškia, jūs didinate šito kanalo žinomumą, žiūrimumą ir prieinamumą. Kaip gražiai viską ištariu. Ai, beje, Contribui, tik dauriukai. Su jums buvo aš Matulis ir iki greito, mano mylimi žiūrovai. First I was afraid, I was petrified. Na 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 na. Belarus. O. Ant 4 vėžlys ropoja, ant 4 saugu ir stabilu.